Labas, čia Jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu Emiliją. Su Emilija šiandien aptarsim ribas tarp humoro ir patyčių, manyčiau, ir kaip tai ypač galima perlenkti tą lazdą tarp socialinių tinklų ir kaip su tuo tvarkytis, turbūt. Tai papasakok, Emilija, šiek tiek apie save. Kas tu tokia, koks esi žmogus ir kodėl tau šita tema yra aktuali? Na, aš esu muzikantė, pradėkim nuo to. Esu, manau, kaip ir visi menininkai, labai jautrus žmogus, nes visi mes menininkai esam būtent tokie. Kadangi esu jautrus žmogus, visi tie tokias kaip ir patyčias humoro forma, jos labai skaudžiai yra mano gyvenime, buvo mano gyvenime. Ir man šita tema yra labai artimai aktuali. Kai kurie žmonės bando iš tavęs pasijuokti, būtent pastyčioti, būtent tą humoro formą. Ir gal net tai yra skaudžiau net negu tiesiai šviesiai sakant tiesiog patyčias. Nes, jie juokiasi, o tau skauda. Tai Jie juokiasi, tau nejuokinga. mane buvo tikrai, manau, ir ne tik man, aplamai dabar labai populiari yra ta tokios kaip ir patyčios humoro forma ir tai yra daug skaudžiau. Ir tiesiog iš tavęs juokiasi, tu stovi šipsaisi ir ką tu dėl to padarysi? Gal gali papasakoti bent jau kokią istoriją, kur esi susidūrusi su tom patyčiom juoko forma? Na, manau, galima taip plačiai paėmus, tai mokykloje, pradinėse klasėse aš buvau ir dabar nesu aukšto ūgio, buvau žemutė, tokia balutė su dideliais žandukais ir kaip dabar atsimenu, tikslaus bajerio aš nepasakysiu, bet tas, kas labiausiai įstrigo, kad aš buvau pavadinta tiesiog burunduku iš Alvino ir tiesiog sako, tu būtum geras Teodoras, tokia žema, tokia vali ir va šitas dalykas labai likosi. Aišku, mes išaugom šiek tiek, žandukai liko, bet ne tokie dideli. Tai dabar realiai vos ne kiekvieną dieną mane bent kartą nykštukų pavadina dėl ūgio. Tai, čia iš dalies galima taip stipriai nežiūrėti, bet vis tiek tai liko kaip toks vidinis dalykas, ko aš realiai stengiuosi vengti. Ten aukštesni batai ant platformų, kad būtų bent kažkiek aukščiau, dabar tai nedaug, bet pagrinde plačias kelnes, kad nebūtų to komplekso apie svorį, nes tai irgi buvo labai didelis gyvenimo dalis, kur likosi tas viduje, kad, o kas jeigu kažkas kažką pasakys? Nes kai tai buvo kasdienybė tavo, kai kiekvieną dieną tau tai kartojo, tai po kiek laiko yra sunku nuo to tiesiog pabėgti. Dar kai nežinai, net tie žmonės turbūt tai sako juoko formą ir jiems jie taip neapsikrauna dėl to. Jie tikrai, jie pamiršta, jie dabar, aš garantuoju, aš nežinau, su tuo žmogum, kuris mane burunduku pavadino, aš dar vis bendrauju. Ir jisai greičiausiai net yra pamiršęs aplamai apie tai ir tiesiog gyvena savo gyvenimą. O aš dar vis apie tai kartais pamastau, nes tai liko kaip tiesiog žaizda viduje. Jo, ir čia žiūriu, nes jie taip neapsikrauna dėl to ir tau lieka tas dalykas, ir tau skauda dėl jo ir atsiranda visokie kompleksai ir panašiai. Jo, tas žmogus turbūt galvoja, kad nieko nepadarė ir net nežino ir toks... Jam buvo juokinga. Jam buvo juokinga. Ir on some level jo gali būti juokinga, bet tai gali žaisti žmogų. Taip, reikia labai dažnai juokaujant pagalvoti apie pasekmes. Nes viskas prasideda nuo juoko, tada nuo dar vieno juoko ir tada tai tampa tokiu dideliu bendru juoku ir tada tas didelis bendras juokas tiesiog lieka tau visam gyvenime. Tam žmogui. Išeinant iš to viso dalyko, tai ar humoras visą laiką jis turėtų būti saugus? Aš manau, kad ne, bet reikia vis tiek jausti tam tikrą ribą. Reikia ją jausti, nes tau gal ir atrodo, kad viskas yra gerai. Mes juokaujame, aišku. Bet tam žmogui, jeigu jis ypač yra jautresnis, jam tai gali būti peržengta riba. Mūsų ribos yra skirtingos. Mes visus vieni gali tai ramiai priimti, kiti gali sėdėti kambarį užsidarę ir verkti valandas. Nors tu tik pajuokavai. Jo, ir aš nemanau, kad įmanoma būtų kažkiek, kažkiek būtų įmanoma, bet visiškai išvengti tų tokių, kaip pavadinčiau, nesusipratimų, jų neįmanoma.
Bet kažkiek gal, kaip tu sakai, pamastyti, kaip kitas žmogus gali jaustis, nes vis tiek, čia yra toks pašaipus humoras, jisai, nėra tas toksai paprastas. Bet aš manau, kad kiekvienas juokaudamas vis tiek ant kruopelytės yra pagalvojęs, kad, vat aš pasakysiu, pajuokausiu, kad jam taip liktų viduje. Aš manau, tikrai. Nes tam juoke irgi yra tiesos. Taip. Tas juokas neišeina iš bet ko. Jeigu pavadintum žmogų, pavyzdys, nikštuku, tai jisai nesakytų dvimetriniam kažkokiam vyrui, kad jis nikštukas. Bet dėl to, būtent dabar paėmų šitą pavyzdį, ką tas žmogus gali padaryti? Man prasitempt, kad nebūtų nikštukų, ar ką? Ta prasme, tu nieko negali pakeisti daug. Būtent. Bet žinai, gal kažkas žmogus net, nepagalvoja, tikrai, žinai, būna toksai, kad, jam atrodo faini, prikolas, hihi, haha. Visi juokiasi, visiems juokinga. Jo. Šiaip būna, kad mes dažnai dar pateisinam dalykus per juoką. Nes būna, pavyzdžiui, kur nujuokiam klausimą, kokį nepatogų, kažką. Aš manau, kad net realiai ta humoro forma pabėgti nuo kažko, kas tau yra nemalonu, tarkim, nemalonus klausimas ar dar kas nors, čia yra lengviausias dalykas, ką galima padaryti. Jeigu tu jautiesi nemaloniai, būdamas tame, kame tu esi, ir tu tiesiog, taip gražiai praslysti pro tą dalyką. Taip. Labai dažnai šiaip būna, ypač nepatogios situacijos, kur kokios būna ir arba net man būna, pavyzdžiui, aš, kai žiūri stresuoju, aš pradedu juoktis. Tas psichinis juokas, toks jau nesveikas. Ir labai daug dalykų mes pateisinam juoku. Ir kartais tai nėra blogai, bet būtent reikia žinoti savo ribas, reikia žinoti tą ribą. Taip, juokas, jis yra ir sveikas dalykas, ta prasme, čia yra... Natūralu, gerai netgi yra. Labai gerai, bet ne viską galima būtent pateisinti juoku. Ne viską, tikrai, nes juokas yra gerai, bet visko turi būti tam tikras saikas, viskam turi būti. O mums pavyktų, pavyzdžiui, kažkaip nuįdėtą humorą į rėmus, kad būtų visiems gerai? Aš manau, kad visiems, vis tiek, visiems neįtiks. Daugeliui. Jeigu daugeliu taip, bet būtent reikia tada juokauti, prieš tai pagalvoti, kokios bus to pasekmės. Mes jau ir kalbėjome. Dėl to, nes jeigu tu tiesiog sklaidysi žodžiais, o žodis kaip paukštis išskrenda ir nebegrįž. Jeigu tu tik tiesiog laisvai mėtysies, tai aišku, kad taip ir kitaip nebus. Reikia vis tiek kažkokius rėmus jausti, ribas jausti, kad man gerai, bet kitam bus negerai. Tai reikia pagalvoti, kad ir man, ir kitam būtų gerai. Jo, ir tu tai gali pamatoti, ar žinai, žmonių grupiai, kokioje tu esi, nes jeigu tu žinai, pavyzdžiui, kad tas žmogus, su kuriuo tu dabar bendrauji, jisai, žiūri, humoristinis žmogus, jisai neapsikrauna ir panašiai, tu gali ten stumti per tos bairius ten, kiek tu nori, bet jeigu tu bendrauji su, nežinau, jautresniu žmogumi, kuris viską iš širdį įmano, tai tu tada atsirinktum šiek tiek tos dalykus. Taip. Ir mane, pavyzdžiui, labai nervina, kur žmonės, kur jie įžeidžia kažką savo bairiais ir tu jam pasakai, kad žiūrėk, neįžeidinėk tu, jam nepatinka. Bet tai aš nemoku, čia mano toks bendravimo būdas, kad aš čia bairius mėtau ir panašiai. Come on. Reikia jausti ribas viskam. Šiaip, dabar galiu pasakyti ne tik iš savo perspektyvos, bet aš įdegiu kitiems žmonėms tai, kad tu gali pasakyti, kad tau nepatinka. Tiesiog, šitavęs juokiasi, visiems juokinga, bet ne tau. Ir tada mano topinė frazė, pas bet kokius mano artimuosius, pas mano draugus pakas, tu nejuokingai juokauji. Tiesiog jie 100 kartų tai išgirdo, bet tiesiog šitą dalyką reikia savo įsiskiepti. Nes ne visi tai, būtent jautresni žmonės, jie to pasakyti, neišdrįstų. Bet reikia, kad visiems būtų komfortiška. Kodėl vienas žmogus gali juoktis, nors tau yra tai nemalonu. Ir tu jeigu nepasakysi, jie toliau juoksis ir toliau užgaulios tave tuom. Ir kol tu nepastovėsi už save ir nepasakysi, žiūrėkit, stop, man nepatinka ir man yra nefainiai, tol tai ir nenustos. Taip. O pavyzdžiui, jeigu tu juokauji su kažkom ir, įžeidi, nenorėdamas, visiškai netyčia, kaip elgtis tada? Ta frazė, paplitus tarp jaunimo, čia tik bairis, jinai neveikia. Jinai visiškai, ta prasme, tu įskaudinai jau žmogų, tai visiems būna, mes nepagalvojam, man taip labai dažnai būna, bet tada čia ta frazė, čia tik bairis, tu ant žaizdos uždedi pleistrą, nors tau realiai reikėtų siūt žaizdą. Jo, uždedi pleistrą, jinai toliau kraujuoja. Taip.
reikia parinkti tam tikrus žodžius, nes čia tik bairis jau nėra tikrai tam geri žodžiai, kad tu pateisintum tai, ką tu jau padarėjai. Nes aš manau, yra tikrai daug tokių žodžių, kuriais tu galėtum apraminti tą žmogų, kurį tu jau skaudinai. Ta prasme, ateit ir sakyt, žiūrėk, aš tikrai nepagalvojau. Taip išėjo. Galime pradėti nuo atsiprašau. Taip, čia manau, kad jau pirmas punktas, kuris ir tai visiems aiškus. Bet aš manau, kad būna, kad išskrenda bairis ir toks, tu tik nesupyk, aš juokavau, tu nesupyk. Ir čia, manau, reikėtų parinkti tam tikrus žodžius, žiūrint nuo situacijos. Ant kiek stipriai tai skaudina žmogų. Jo, ir pasimti atsakomybę už tai, nes būna labai daug žmonių, kur jie tokie sako, vos ne tai, kad tipo, atsiprašau, kad aš tave įžeidžiau, bet atsiprašau, kad tu įsižeidai. Pastato tave toks jausmas, kad tu problema esi. Jo, kad čia ne mano problema, kad aš čia bairį dėjau, bet šita problema, nes tau nepatiko. Ir toks, what the fuck? Taip žmonės tiesiog nuo savęs tą naštą taip. Ta atsakomybę, ką aš padariau, čia, žinai, taip. Čia ne mano problemos. Pats kaltas, kad įsižeidai. Čia prie ko aš tai ką, aš tik pajuokavau. Jo, ir iš tos atsakomybės ir išeina tas kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, mes internete ir socialiniuose tinkluose atsiribojam biški nuo tos atsakomybės jausmo ir žymiai lengviau užgauliojam žmonės. Tai kokia tavo nuomonė ant šito dalyko? Aš manau, kad socialiniuose tinkluose vis tiek yra didesnė auditorija. Vis tiek socialiniai tinklai yra plačiau ir ten žmonės kartais gal net būna labiau griežti negu realiam gyvenime. Ir, jie tiesiog, ką tu man padarysi, tu manęs gyvai nematai. Aš už ekrano tau galiu rašyti viską, ką noriu. Taip, aš viską galiu daryti, tu manęs nesurasi. Socialiniai tinklai yra realiai pavojinga labai erdvė dėl to, nes tu gali be galo daug kompleksų gauti visokių, tu be galo gali daug baimių rasti. Ne tik rasti. Internetinės patyčios. Taip, irgi žiaurus dalykas. Ir ypač man labai būna gaila tų mergaičių, moterų, kurios kamera prideda dar kažkiek kilogramų ir visada kamerai tu atrodysi platesnis, negu esi iš tikrųjų. Ir kai tiesiog rašo ten seni vyrai ar jauni berniukai, kad ko tu čia save keli, tugi tokia ir anokia. Jūs nematėt jos gyvai. Ir man taip būna gaila tų mergaičių, nes jos tikrai gražios. Ir čia yra visiškai ne jūsų reikalas kištis jos asmeninį gyvenimą, kaip jinai atrodo ir ką jai daryti. Tai socialiniai tinklai yra labai slidus dalykas tas. Ir ypač, kur, žmonės, ta prasme, atrodo, ieško jie bent menkiausio dalyko, prie ko prikirpt ant to video. Taip. Tas video gali tobuliausiai būti padarytas, ten žinutė gali būti geriausiai ištransliuota, bet vis tiek kažkoks vyras iš savo, 40 metų, sėdintis namie, nieko neveikintis, parašys tai moteriai, kad jos veidas jam nepatiko. Jos akis, mat jam per didelės arba per mažos. Negalima įtikti visiems. Vis tiek visiems kažkam tu vis tiek netiksi ir kažkas vis tiek tavo gyvenime netiks. Nebūtinai socialiniuose tinkluose, taip visur yra. Tu negali visiems įtikti. Todėl reikia užsidėti tokius šarvus, ypač jei šarvus. Jo. Ir reikia labai neklausyti kitų nuomonės. Nes jinai kartais būna tikrai, tiesiog pasakiau bilę, kad pasakyt. Jo, o tai sakykime, jeigu tu gauni to heito, sakykime, kaip susitvarkyti su tom ir užsidėti tos šarvus? Reikia kalbėti su artimai žmonėm, kurie yra tavo gyvenime, tarkim šeima. Aš esu be galo artima su savo šeima ir aš manau, kad jeigu net aš eičiau į tą socialinių tinklų platesnę perspektyvą, kad rinkti auditoriją ir taip toliau, ir jeigu prasidėtų tas visas eitas, pirmas dalykas, aš eičiau pas mamą ir tėtę. Nes, jie gal ir žmonės, kurie tave be galo myli ir tu tiksi jiem visokią, bet jie yra artimiausi ir net jeigu jiem tu atrodai pati tobuliausia, jie tave apramins, nuramins, kad tu neklausyk tų visų nuomonių ir daryk tai, kas tau patinka, ko tu nori. Nes žmonės, gulėdami ant sofkės, gali tau tokių šūdinų dalykų prirašyti. Bet aš manau, kad reikia tiesiog nusistatyti tai, ypač einant į socialinių tinklų visą perspektyvą, kad reikia iš karto galvoti, taip, bus sunku, bet
mes šitą praeisim ir viskas bus gerai. Bus visko, bus pliusų, bus minusų, bet, vis tiek, jeigu tu ir turi žmonių, kurie ten tave žiauriai užgulioja komentaruose, visą laiką turėsi žmonių, kurie tave labai labai palaikys. Tai visada yra dvi pusės. Taip, tiek ir, žinai, artimam rate, sakykime, mama ir tėtis tave visą laiką palaikys. Ir tose pačiose komentaruose ten atsiras žmonių, kurie sakys, kad wow, tu prasme, tu turi žiauriai didelį passion, tu prasme, tiesiog daryk toliau ir neklausyk tų žmonių, nes at the end of the day čia tavo gyvenimas ir, tie laido riteriai, kurie guli ant sofos, jie dažniausiai ir rašo tos komentarus, kurie būna visiškai ne į temą dar, su kažkokiam jų ideologijom, ten nežinau, pas juos ten 6 followeriai, accountas private ir užsidėję ten random kažkokią fotkę iš Google. Man dar patinka, kai parašo komentarą, tarsi ten būna kokio geros pastraipa ir toj pastraipa 110 klaidų. Ta prasme, ir tada tu galvoji, tu pažiūrėk į save. Žmogus daro, kelia, stengiasi, o tu tiesiog rašai pastraipas su 1000 klaidų. Ir arba kur būna, tada paskui paraplaina jų komentarą kažkas, kad ten, galėtum bent be klaidų, rašyti. Ir tada jie pradeda, kad tu čia tokia, tu čia anokia, tu čia iš viso gyvenimo nemačius. Ponas Artūrai ar Petrai, ar nežinau, bet mes bent jau 12 klasių gramatiką mokame. Ne visada, bet gal ne 1000 klaidų. Jo, ir šiaip, kas labai geras yra dalykas, jeigu tau nepatinka heito komentarai, iš jų komentarus tiesiog. Taip. Ypač lietuviškam kontente, nes tikrai būna, tu žiauriai, dažniausiai dėdų, kurie žiauriai tave bandys ten sumalt į grūdelius, kad tu, nežinau, ten žiauriai nusėstum ant dugno, bet ką tu gali padaryti? Užblokuoti, jeigu ten kažkas labai tikrus, arba iš jų komentarų. Ir viskas, problemas baigia. Ne, jeigu tu nuo kažko nepradėsi, jeigu tu šito nepraeisi, tai tu ir nepasieksi. Kur bedarytum, ką bedarytum, pradžiai būna sunku, tu praeini tą sunkų etapą ir tada tu pakyli realiai. Pakyli tai savo laiptukais ir tiesiog reikia tuos sunkumus praeiti. Jo, ir ypač pradžioje, žiauriai bus daug žmonių, kurie tau sakys, kad tu nesąmonę darai, kad tu blogai darai, tu nieko nepasieksi, bet po to ten po kelių metų, kur jeigu tu jau pasieki tas aukštumas, tada tau tie patys žmonės pradeda rašyti, magai, kaip tu čia pasiekiai, aš irgi taip noriu, magai, aš čia fanas since day one. Tikrai. Tikrai. Tai va. Ir toks, haters gonna hate. Haters gonna hate. Ką aš galiu pasakyti? Nieko tu dėl to nepadarysi. Visą laiką tokių žmonių bus, nesvarbu, ar jie darys juoko formą, ar jie darys tiesiai šviesiai, bet jų bus, niekada tu jų neatsikratysi, bet visą laiką yra 2 monetos pusės. Taip, ir visiems tu neįtiksi. Taip, ir ypač dar yra tas dalykas, kad dažniausiai tie agresoriai, kurie tyčiasi iš kažko arba išgulioja, jie patys turi žiūri didelius kompleksus, žiūri didelis insecurities, gal jie patys bijo kažką kelt, gal, iš jų, pavyzdžiui, kažkas tyčiasi ar kažkas tokio. Tie žmonės, iš kurių tyčiasi, dažniausiai po kiek laiko patys pradeda tyčiotis, nes jiem tai buvo skaudu ir jis, kadangi mane taip įskaudino, tai dabar aš eisiu ir skaudinsiu kitus. Jo, kad dažniausiai taip ir buvo. Pajaus tą kitą pusę, kad, tą jėgą, nes realiai tas žmogus, kuris tyčiasi, jis jaučia jėgą. Jisai jaučiasi, kad jis yra stipresnis. Ir, nes dažniausiai užgauloja silpnesnius, kurie žino, kad nieko jie nepadarys, niekam jie nepasakys ir nepastovės už save. Taip. Kaip aš mačiau vieną TikToką, kur buvo apie, kaip šeimoje būna smurtas ir kur tėvas, sakykime, mušė, mergaitę savo dukrą. Ir iš tos dukros perspektyvos, dukra sako, kol aš nedaviau tėvui atgal, jisai nenustojo, aš daviau tėvui atgal ir jisai viskas, jisai manęs gyvenime nebemušė savo. Nes jisai pamatė, kad jinai nėra tokia silpna, kaip atrodo. Dažniausiai tie žmonės, kurie, jie silpni, jie tokią vidinę stiprybę turi, jie šiaip tokie stiprus žmonės yra viduj, tiesiog jiem reikia tą surasti, tą būtent tą kruopelę. Tiesiog taip, po biškį, ta ugnis plieskėsi ir paskui išeina jau per visur. Aš manau, kad čia yra labai geras dalykas. Reikia pastatyti visus į vietą. Taip, nes tada turi užsidarai tą pasitikėjimą savimi, stiprią poziciją ir jau tie žmonės, kurie tavim naudojasi arba bando kažkaip užgaulioti, jie tada būna, wow.
Jie būna toks okei. šokas, o, taip, O čia tu, jo, čia tu? jo, ir tada jiem būna jau baisu, kad, tipo, čia aš jau nelysiu, čia aš jau nedarysiu nieko. Jiem čia gyvenimo pamoka tokia. Taip, Savotiška. taip. Aišku, žiūrint nuo tam lygio, tam tikro, ką tas žmogus padarė. Bet dažniausiai, jeigu, žodžiais tai nelabai, bet, kaip tu sakai, kol netrenkė atgal, jam liko gyvenimo pamoka. Taip, ne, bet ir būna, kad ir žodžiai, sakykime, jeigu nužiūri, sakykime, mokykloje iš tais tyčiasi ir, tu, sakykime, to draugai žiūri, pastato tą žmogų į vietą, nes man yra buvę progimnazijai, kad mes turėjom vieną tokį vaikinuką, kuris atrodė jam viskas galima pagal jį, ta prasme, ten taip playfully muštis galima, ten užgauliot galima, ir kol mes jam nepasakėm, kad žiūrėk, ką tu čia darai, niekam nėra fainai prie tavęs. Tu gal galvoji, kad tu turi žiūri daug draugų, bet niekam nėra fainai prie tavęs, kad tu taip darai. Ir sunormalėjo žmogus, bet miški. Bet jis pagalvoja, Taip. matyt, jam tai kažkas klikino, kažkas Nes persijungė mygtuką. Nes kol tu nepasakysi tiesiai šeši žmogui, jisai arba nesupras, arba supras, kad man čia galima ir tai, kaip jisai bandys tas ribas. Jisai tiesiog žiūri, kur yra tavo riba. Kur tu jau tau bus viskas. Taip. Ir dažniausiai, pat jie suranda tą tavo ribą ir ant tos ribos žaidžia su jie. Tiesiog jie neindo. Neperžengia, Bet taip, taip. bando praplėsti. Taip. Pažiūrėt, iki kiek tu atsilaikysi. Ir šiaip yra žiūri blogai, bet jeigu jau peržengia tą tavo ribą ir tu jau būni viskas, va dabar tau šakės. Tada... Tai tada jau, jo, ir tada ir tu pats kaip žmogus labai paaugi, nes atrandi tą savo tą ugnelę, kad aš čia galėjau tai padaryti. Nes ir pats jauties, kad wow, sakykime, aš savo žmogui, kuris iš manęs tyčiasi, aš pastačiau jį į vietą ir aš galiu pastovėti už save. Taip. Ir tam žmogui jau būna dėm, aš nebegaliu paveikti šito žmogaus. Kas čia įvyko, kažkoks lūžis. Ir tie žmonės dažniausiai, kurie va taip, arba jie suranda naują auką tokią, galima sakyti, Jo. arba tiesiog jiem lieka gyvenimo pamoka ir jie supranta, kad taip daryti nereikia. Kalbėjom apie didelės auditorijas dabar ir kaip ten mus veikia ir kaip veikia mokyklos, sakykime, režime. Bet mano nuomonė skaudžiausias humoro taškas būna, kai draugai iš tave šaiposi. Taip. Aš manau irgi, draugai vis tiek savotiškai yra tam tikra šeima. Tai nėra, vis tiek tai yra žmonės, su kuriais, tu esi tu. Net gal toks, koks nesi savo tikroje šeimoje, bet esi su draugais. Vis tiek juos laikai artimus žmonės. Ir kai tu taip galvoji, blemba, čia tie tikri draugai, kurie blogą, gerą visada bus šalia ir tada tu gauni tokį tiesiog, žinai, tavo veidas kažkoks kreivas, pasitvarkyk, ar ten tiesiog kalbitų ne taip, ta prasme. Taigi tu tas žmogus, kuris ir blogį, ir gėrį turėtum būti kartu, ir ugnyje, ir vandenyje, tu visada šalia, ir tada tu tokius šaudai, ta prasme, aš tave laikiau artimu žmogum, su kuriuo aš galiu viską dalintis, o tu taip džežini mane. Jo, ir kur dar ypač būna su tokiais labai nesuprantamais dalykais, kur tipo paima kažkokį ten dalyką, kur ten man nepatiko, kaip tu pasakėjai šitą ir šitą. Ja. Ir dėl to realiai tu žiūri baisi. Ir tada rezumė, koks tau skirtumas visų pirma visam? Jo. Tu turėtum mane palaikyti visur, ką aš darau. Aš manau, tikri draugai, reikia atsirinkti tuos. Tada labai, būtent po tokių situacijų labai gerai pamatai, kur yra tikras draugas, o kur yra ne. Ir kai tu atsirenki ir tada tu gal nuo tų tokių feikinių draugų atsitrauki šiek tiek ir tada pasilieki tuos tikrus draugus ir tu matai, kad tokių situacijų nebūna. Reiškias, tai buvo ne visai tokie kaip ir tikri draugai, tiesiog žmonės, kurie buvo šalia ir tada išlindo jų vidiniai tarakonai tokie. Tai aš galiu papasakoti, prasme, aš turėjau 3 metus geriausią draugę dabar, nuo 9 klasės. Ir ten buvo tokių labai blogų dalykų vienu momentu ir mes turėjom kitą bendrą draugę. Su ja nelabai bendravom, nes aš su ja buvau susipykus, tiesiog ten max. Ir šių metų vasarą
jau praeitų metų vasarą. Bet jo žiūri pradėjo bendrauti su juo. Ir ten pasidarė visa grupelė draugų ir aš tada buvau toks vienas side friendas. Tiesiog mane realiai išstūmė, ta prasme, atskiras friend grupas, grupčiatas, ten ekspromptų darosi mytus, bet susirašinėjo grupį ir aš kažkaip nežinau. Ir tipo, ten turėjom susitikti vienu momentu ir aš tokia sakau, bet žiūrėkit, guys, aš dirbu, tipo, gal jūs manęs palauktumėt. Tai ne, mes anksčiau varom, bet kito draugelio palaukė, kuris tą pačiu laiku atvarė, kaip ir aš galėčiau. Nu, ir žodžiu, tokie dalykai. Nežiauriai skaudžiai. Ir aš tada turėjau tą savo geriausią draugę, kuri buvo tam friend grupė ir mes tipo vis tiek bendravom dviese ir jinai man stumė ant to friend grupo, kad tipo ten visi fake, ten visi geria tik tais ištisai. Ir ta draugė, suprasau, tokia dvilypė asmenybė būdavo. Jeigu kažkas žiūrės, kas pažįsta, tai gal širdelė čia jai paglosys šitas dalykas, kad aš apie ją kalbu, bet man tai, dabar maniau, taip yra dzinant jos, bet tiesiog visas tas absurdas, kad jinai man stumė ant to friend grupo, jinai tam friend grupui stumė ant manęs. Ir jinai prie mane šneka, kaip jinai čia irgi nori būti savo geriausią versiją ir ten bandyti tobulėti ir panašiai, o prie jų šneka, tai kada mes varom gert šaiką. Ir gavos taip, kad jos dar bendrauja su ta bendra draugė, kur sakiau, kur mes žiūri susipykusios ir jos žino, kad jinai man nepatinka. Ir aš bent jau sėdžiu prie to pasakymo, kad, jeigu mano draugiai nepatinka žmogus, man nepatinka tas žmogus. Jeigu yra big reason. Taip. Ir aš matau, kaip jos bendrauja beveik vien tik su ja, kai jos žino, kas tarp mūsų atsitiko. Ir aš tokia galvoju, mane fainiai, jūs mane paliekat visą vasarą dėl to, nes aš dirbu ir aš nemėgstu gerti. Bet jau sako, Elinga, tai mes tave pakviestumėm, bet tiesiog tagi nepatinka, kai mes geriam. Bet čia nėra prioritetai. Aš manau, kad čia pas mane tiesiog pasikeitė požiūris. Aišku, pas mane panaši situacija yra. Dabar šiuo metu mes turėjom žiauriai didelį friend grupą. Žiauriai didelį. Ta prasme, ten kokie 9 žmonės ir tada gavosi taip, kad 2, bet juoko forma pasakytas toks, ne tai, kad tiesiog patyčia juoko forma, tiesiog per pusę skėlė friend grupą į 2 dalis. Ir tada gaunasi taip, kad man reikia ir su viena pusė bendrauti, nes ten mano draugės, aš jas be galo myliu ir jos yra labai svarbi gyvenimo dalis. Ir ta kitoj pusėje yra žmogus, su kuriuo man reikia realiai, mes ten turim visokių renginių kartu ir gaunasi, kad aš su juo praleidžiu daugiau laiko. Ir tada tas friend grupas tiesiog taip į 2 dalis ir tu stovi tarp 2 ugnių ir tada, lemba, ką man daryti? Ir tada viena pusė pyksta, kad tu bendrauji su kitu, kita pusė pyksta, kad tu bendrauji su anuo. Ir tada tu taip bandai viską sujungti. Vienam friend grupę stumia ant kito friend grupo, kitam friend grupę stumia ant ten. Tai tą neutralumą išlaikyti. Taip. Ir tada tokia Šveicarija sėdi ir tokia, tai ką man daryti? Bet žinai, čia dar yra suprantama, bet man, kai supranti, kai aš iškėliau klausimą jom, kad tipo, žiūrėkit, aš jūs matau, kad jūs su manim nebendraujate normaliai. Ir panašiai, ir aš tiesiog nusprendžiau nukatint off tą savo geriausią draugą, nes galvoju, ta prasme, tu man meluoji, tu man visi protą, eik tu šį galvoju. Bet jinai, po kiek laiko, aš manau, jinai tai supras, dėl to nes klikins. Žinai, pabaraban, bet, ta prasme, aš jai pasakau, kad, tipo, aš jai surašiau visą litanę, sakau, žiūrėk, su tavim, tiesiog, aš manau, kad nebenoriu su jumis bendrauti dėl to, nes jūs mane leftoutinot, tu žinai, kokia situacija buvo su ta kita draugė, ir sakau, tavo vietoj, aš su jie nebendraučiau po to, ką jinai man padarė. Ir aš tiesiog sakau, mano vertybės kitokios ir aš jau geriau būsiu taip žinai viena, negu būsiu su šiandien draugė. Tai jinai man parašo, kad mes iš tikrųjų su tavim nebendraujam, nes čia tu kažką padarėjai. Ir čia būtent tas kaltės nustumimas ant tavęs. Ir ta prasme toks, kur tipo aš padariau, nes aš įkėliau į TikToką video, kur aš parašiau, kad mano draugai mane leavina out ir išvaro kažkur ir tipo palieka mane, nes aš dirbu. Ir čia reiškia, aš stumiu ant jų, nors aš pasidalinu savo poziciją ir dar negana to, jinai man sako, kad Elinga,
tai dabar pusę mokyklos matė šitą video ir dabar manęs net draugas klausinėja, ar čia apie mane. Nu, atsiprašant, bet jeigu tu žinotum, kad čia yra ne apie tave, tu draugiam galėtum pasakyti, kad ne čia ne apie mane. O jinai sako, aš neturiu, kad draugiam savo atsakyti, aš nežinau, kad tu žinai, kad tu blogai darai. Labas rytas. Ir tu tada dar man sakai, kad tai mes tam nebendraujam, nes tu tik tokia studentų mūsų. O tai pradėkim nuo to, kad tik tokia niekas nestumtų, jeigu tavęs nebūtų palikę. Taip, tu prasme, taip, ir nėra, kad aš sakiau, kad tas friend grupos šudinas. Nėra, kad aš sakiau, nieko tokio nesakiau. Aš sakiau, kad mane palyvino out. Aš konstatavau faktą. Ir jo, ir ta prasme. Ir aš tada taip perskaičiau visą tą žinutę. Ta žinutė buvo tokio ilgio gal. Į ekraną netilpo. Ir, žodžiu, ir koks 5/6 tos žinutės buvo, kaip aš esu kalta, kaip iš tikrųjų manęs ten nelyvino out, aš tiesiog dirbau ir pas jos buvo spontaniški planai. Ir gale tiesiog paskutinis sakinys buvo, kur, gal ir buvau bloga draugė, nežinau, tai atsiprašau, jeigu aš tau buvau nepakankama, bet visas kitas kontentas ten tiesiog disina mane toliau. Ir aš tai perskaičiau, pažiūrėjau ir išjungiau. Taip. Problema dažniausiai reikia ne tai, kad ieškoti problemos kitose, bet kartais reikia pažiūrėti ir į kitą žmogų, ir į save. Taip, kaip elgiausi aš. Taip, tu gali pripažinti, kad kažkokiose dalykas aš dirbau, tai realiai tu plėtiesi, tu augi. Ir žmonės turi tai suprasti. Jo. Ir tu radai tokią, neradai, tu atsakei taip, nes tu tikrai tai darai. Ir tas, žinai, faktas, kad, nebuvo, kad aš, sakykim, tikrai neturėčiau laiko, aš bandžiau joms siūlyt, kad, po darbo aš galiu prisijungti. Ir jos sakas, tai ne. Tai jau tada. Tai nafik jums siūlyt man varyti iš viso. Būtent. Ir tada problema dažniausiai yra ne tam žmoguje, ant kurio stumia, o plačiau. Ir kartais reikia sustoti, tai pasisėsti. Ir tai pagalvoti, kad, blema, gal problema yra manyje. Jo, šaika, biškai pareflektuojam ant savo poelgių. Nes, man būna, pavyzdžiui, aš tikrai, prisipažinsiu, irgi nesu tobulas žmogus. Kartais būna, ta prasme, aš mėgstu labai tiesiai šviesiai sakyti dalykus. Kur, ta prasme, jeigu aš pamatau, kad mano draugė šūda malą, aš sakysiu, žiūrėk, šūda malį. Ir viskas. Bet čia yra tiesa. Ir buvę man yra, kad, ta prasme, ir sako, ta mano draugė, Elinga, žiūrėk, man atrodo, kad tu mane labai džedžinai šitų momentų. Ir aš tokia, sorry, aš tikrai neturėjau omeny, žinai, jo, mano tonas buvo, labai stiprus, aš pabandysiu kitą kartą švelniau. Nes aš suprantu, ką aš padariau, aš pareflektuoju ant savo poelgių ir padarau sprendimą kažką pakeisti. Jeigu man tikrai tas žmogus rūpi ir aš noriu, kad jis jaustųsi mane saugiai. Taip. O tai kaip tau sekėsi išbalansuoti iš dviejų grupių? Aš dar vis balansuoju. Tiesiog gal reikia laiko, kad žmonės suprastų, kad abidvi pusės buvo neteisės. Abiejose aš taip sustojau, taip pasitraukiau, nes tu vienur girdi vieną nuomonę, kitur girdi kitą nuomonę ir aš taip atsitraukiu ir taip pagalvojau. Bet jeigu tas nebūtų pasakęs taip, tada nebūtų taip. Bet iš trišalės perspektyvos. Taip, ir dažniausiai tokiose situacijose reikia taip atsitraukti ir būtent pažiūrėti iš, dar ketvirto žmogus perspektyvos tiesiog. Nes tada gaunasi atsakymai, bet kai tu bandai tai įdiegti tiek vienam, tiek kitam friend grupui, oi, vajai. Būna, žinai, dar kai tu bandai įdiegti tiek vienam, tiek kitam, tada tu tampi tas blogas žmogus. Taip, aš ir buvau. Ir dabar gal nesu, dabar jau apsiraminu, bet aš ir buvau tas blogas žmogus. Taip. Bet visi, dažniausiai nėra vienos tiesos. Visi kažkiek yra kalti, bet tiesiog reikia nuleisti gal savo ego kartais. Ir tiesiog, kas buvo, tas buvo, važiuojam toliau. Ir kartais neužsiciklinti ant tų dalykų ir jeigu tikrai patinka bendrauti su tai žmonėm ir buvo faini ir, čia kažkoks ištinka toks nedidelis dalykas, kuris išsiplečia į labai didelį burbulą, tai pamastyti, kad gal vis dėlto galima sugrąžinti ryšį. Tai jeigu buvo kažkas maks, tai atete. Bet čia dar kartais ne tai, kad gal ir buvo labai fainai, labai daug memories, prisiminimų tokių visų ir viskas labai fainai. Tai ne visada gerai. Bet tai ne visada gerai ir žmonės kartais tą savo ego užsikelia ir tiesiog, buvo fainai,
bet aš nesižeminsiu ir neįsiu atsiprašinėti. Ir tada tu toks sėdi, nu tai ką man tau pasakyti, nu tai prasme, aš Jo. nieko nepakeis. Nu, bet tada gal žmogus net taip nori. Taip. Nes jeigu tu Taip. nesi pasiryžęs nuleisti savo kartelės ir to savo ego dėl kito žmogaus, nu tai tau nerūpi tas žmogus tiek, kad tu padarytum. Tiesiog savo gyvenime reiškia, tu gali gyventi ir be jo. Taip. Net saukiai, nu čia kiekvieno pasirinkimas yra vis tiek darom visi taip, kaip mes manom, kad yra geriausia. Taip. Ir iš klaidų mokomės. Tokia labai jau Rezumė taip. labai nuvalkia tą frazę, bet jinai teisingai, iš klaidų mokomės. Tai apibendrinant, ką norėtum pasakyti žmogui, kuris išklausė iki galo? Aš manau, kad reikia vis tiek galvoti apie pasiekmes, nesvarbu, ką darai. Vis tiek reikia pagalvoti apie tai, kokios bus to pasiekmes. Na, Tai tiek. ačiū Jums, ačiū tau. Ačiū labai. Čia buvo Jaunimas be filtro. Aš Elinga ir su manimi buvo. Emilija. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.